Skambinsiu Gintariai, kuriai siūlysiu darbą Olandijoje kiaulių fabrike. Ten reiks skersti kiaulės. Taigi pasiklausykime šio pokalbio. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Su Gintarė kalbu? Ne. O su kuo? Su Gintarė. Tai aš ir klausiu, ar su Gintarė kalbu. Su Gintarė. Klausyk, Gintarė, aš esu Algis, Olandijoje įdarbinu žmonės. Ir man tavo numerį davė tavo draugė Greta. Taip. Ir jis sakė, kad tu norėtum padirbėti. O dabar žiūrėk, klausyk, tu dabar ko nors užsiimi? Mokausi. Ką mokaisi? Buhalterinę apskaitą. Aha, ir žodžiu dabar žiūrėk, kada tu galėtum išvažiuoti? Na, galbūt galėčiau, net nežinau, galbūt vasarą. Tai vasarą baigėsi tau sesija? Taip. Aha, ir tada laisvavot, pavyzdžiui, ten yra darbas, yra 3 mėnesiams, 6 ir metams, yra, žinai, tokie 3 etapai darbo. Tai pavyzdžiui, tu norėtum dirbti 3 mėnesius, 6 ar visus metus? Visus metus, 2 metus. Visus metus. Nes man čia metai yra paskutiniai, tai būtų gerai. Aha. O tai tu nori išvažiuoti, nes čia nematai perspektyvų, ta prasme, Lietuvoje? Taip. Bandžiau dirbti Lietuvoje, bet tačiau, vienas dalykas netenkina atlyginimas ir dabar negalėjau suderinti mokslų su darbu. Aha. O tai bet šiaip buhalterinė apskaita, tai manau, jinai gan perspektyvi? Ar nelabai? Taip, bet kadangi mokusi profkiai, tai žinot, nelabai ir kažką sako. Nelabai galimybės, ne, kai baigi profkiai, ten kažkur dirbti gerą darbą, gerai apmokamą. Taip. Tai dabar žiūrėk, o pavyzdžiui, ten yra dabar darbas mėsos fabrike. Aha. Ten reiktų dirbti su kiauliena. Aišku, ką ten būtent reikėtų dirbti? Ten reikia, pavyzdžiui, žinai, mėsininkai, ar turi kažkokios patirties? Taip, aš dirbau Norfoj ir man teko prie mančius dirbti. Su mėsa ar, ta prasme, kažkokiais maisto produktais? Ta prasme, aš stovėjau už prekystalio, dirbu ten mėsos skyriuje. Aha, mėsos skyriuje. Tai nusimanai reiškia apie mėsą kažką šį beitą? Truputėlį. Kur, pavyzdžiui, ten kiaulės kojos, galva ar kažkas? Taip, ten, kur viskas žinau. Tai va, ten yra darbas, žinai, Olandijoje, yra toks mėsos fabrikas didžiausias Olandijoje. Aha, supratau. Ir ten konkrečiai tau reiktų išmėsinėti, žinai, mėsą, ten atskirti tą nugarinę nuo ten skobūnų žodžių, žinai, su peiliu. Aha. Tai va, tai manau, ten, matai, nėra labai moteriškas darbas. Na, kągi darysi. Bet alga nebloga iš tikrųjų. O kiek ten, kas ten yra? Kaip sakai? O kokia ten alga būtų? Ten į valandą 40 litų. Aišku. Tai pavyzdžiui, darbo diena trunka 8 valandas. Jeigu nori dirbti viršvalandžius, tai 2 moka. Aišku. Tai pavyzdžiui, jeigu dirbi 8 valandas, tai 8 kart 40, kiek čia, 320 ar kiek. Supratau. Žodžiu, iš tikrųjų alga yra nebloga. Bet dabar tik matai, yra viena darbo vieta, nes man kaip Greta sakė, tu labai nori darbo, tai aš dėl to tau pirmai ir paskambinu. Labai ačiū. Tai va. Ir matai, kartais reiktų ten padėti vyram tą kiaulę, žinai, paskersti. Aišku, bet reiktų ją, žinai, nudurti. Tai nežinau, va tik dėl to, žinai, nes ten, matai, tu dirbsi prie grinai tų mėsinėjimų, bet kartais, kai pamaina keičiasi, reikia pavaduoti tą, žinai, skerdėją. Tai va dėl to, žinai, gali būti kažkokių keblumų. Na, žinot, viskas yra priprantama ir išmokstama, todėl viskas yra, kaip sakant, pripras galime prie to ir jeigu reikės, ką darysi. Aš irgi, manau, darbo nereikia bijoti, nes alga tikrai yra nemenka, žinai, kaip Lietuvoje, palyginu, žinai, su Lietuvos atlyginimais. Taip. Tai aš manau, būtų visai smagu. Na, tikiuosi taip ir būtų. O tada kokių nors moterų ten dirba kartu?
Jo, ten dirba kelios, aš kelias esu įdarbinęs praeitą vasarą moteris. Patenkintos dirba iš tikrųjų. Tokia dirba šitą Sonata ir Jolita. Aš galėčiau neduoti tų merginų kontaktus, tau tu galėtum su jom susibendrauti ir jos papasakotų tau plačiau, nes aš žinai ten dirba kiekvieną dieną. Tai būtų labai malonu. Tai vad, Gintarė. Žodžiu, jūs ką tik prigavau.lt komanda. Jokio darbo iš tikrųjų nėra. Tai vad, kaip jautiesi po šios staigmenos? Juokinga. Ar tikėjai, kad reikės pjauti kiaulę? Iš tikrųjų buvo baisu. Baisu? Labai baisu. Bet jautiesi gerai, vakaras prasiskaidrino. Ne, biškai nuliūdau, kad nereikės kiaulės durti, bet nieko tokio. Nieko tokio, viskas gerai, mes su tavimi. Tai va, linkime tau gražios žiemos, kaip tik pradėjo snigti ir apsilankyk mūsų puslapyje www.prigavau.lt. Ačiū. Ačiū. Tave išdūrė, įdomu tau, kas tave išdūrė? Greta. Ne Greta. Ne Greta. Ne Greta, spėk dar kartą. Na, gal nebespėsiu, nes net nenutakiu. Gal ir tada nesakysiu. O gal geriau pasakykit. Gerai, tave išdūrė Živilė. Ačiū, Živiliai. Jo, gali kažką jį pasakyti dabar, jeigu nori. Kaip visat, mano draugytė mane džiugina. Na, aišku, supratau, gerai tada. Gero vakaro tau, Gintarė. Ačiū jums. Ačiū, iki.